Kartais jie ateina netikėtai, kai išgirstame dundesį, nors puikuojasi graži vasaros diena. Ji ritasi dangumi, kol pritemdo dieną ir skelia kibirkštį, iš paskos seka garso banga, per kūną nešantį jaudulį. Aplinka prisipildo vėjo ir dangaus riaumojimo. Ateina audra. Kaip atsiranda audros debesys? Viskas prasideda nuo Saulės. Jos skleidžiama šiluma Žemėje pasiskirsto netolygiai. Vienoje planetos pusėje yra diena, kitoje naktis. Kai kurios vietos yra Saulės atokaitoje, kitos šešėlyje. Dėl šios priežasties susidaro oro temperatūros skirtumai. Skirtingai įšilusios oro masės stengiasi atgauti pusiausvyrą ir pradeda maišytis. Tai konvekcijos ir debesų formavimosi pradžia. Dauguma šiltojo sezono audrų yra konvekcinės. Šių audrų gyvavimas skirstomas į 3 etapus. Vystymosi etapas. Šiltas oras yra lengvesnis, todėl jis pradeda kilti į aukštesnius atmosferos sluoksnius, kur aplinkos temperatūra yra žemesnė. Vandens garai, patekę į vėsesnę aplinką, kondensuojasi į lašelius. Susidaro kamuoliniai debesys, primenantys vatos kamuoliukus danguje. Oro masė gali kilti aukštyn ir pastumėta atmosferos fronto ar kelyje sutikusi kalnų grandinę. Debesys augs tol, kol aukštiniaigis srautas maitins jį šiltu drėgnu oru. Brandos etapas. Kamuolinėme debesyje esantys mažyčiai vandens lašeliai didėja, nes yra nuolat maitinami vandens garais ir debesis toliau auga. Jis tamsėja ir pilkėja. Ateina akimirka, kai vandens lašeliai pasidaro tokie sunkūs, kad kylantis į viršų oro srautas nebegali jų išlaikyti. Nugali gravitacijos jėga. Lietaus lašai pradeda kristi žemyn. Kartu su jais leidžiasi ir vėsus oras, vadinamas žemyneigiu srautu, kuris sukelia škvalus. Išsisklaidymo etapas. Kai žemyn judantis oro srautas debesyje tampa stipresnis nei kylantis į viršų, audros debesis pradeda silpnėti. Debesų lašeliai netenka savo maitinimo ir nebegali augti. Lašeliai smulkėja, lietus rimsta ir galų gale baigiasi. Debesis sunyksta, audra užgęsta. Visi 3 etapai konvekcinėje audroje įprastai užtrunka nedaugiau nei 1 valandą. Tačiau neretai būna gerokai galingesnių ir ilgiau gyvuojančių audrų. Mezokonvekcinės sistemos. Škvalų linijos. Labai stiprios audros, dar vadinamos supercelėmis. Šias galingas audras šiltuoju metų laiku dažnai lydi perkūnija ir škvalas. Neretai kruša, o kartais ir viesulas. Perkūnija. Šis gąsdinantis ir tuo pačiu kvapą gniaužiantis reiškinys yra dažniausias audros palydovas. Konvekcinė audra neša ne tik lietų ar krušą, ji padeda išlaikyti elektros krūvių balansą tarp Žemės ir atmosferos. Audros debesies viršutinėje dalyje vyrauja ledo kristalai, o debesies viduryje ir apačioje lietaus lašai su kruša. Oro srautui nuolat judant debesyje, kritulių dalelės susiduria viena su kita ir įsielektrina. Lengvesni ledo kristalai tampa teigiamai įkrauti, o sunkesni lašai ir kruša įgauna neigiamą krūvį. Žaibą galime pavadinti milžiniška elektros kibirkštimi tarp skirtingų krūvių. Žaibuoti gali tarp debesų arba tarp debesies ir Žemės. Žaibo kanale yra 5 kartus karščiau nei Saulės paviršiuje. Vykstant išlydžiui, aplinkos oras staiga įkaista ir išsiplečia. Jam pasibaigus, akimirksniu atvėsta ir susitraukia. Taip susidaro garsas panašus į sprogimą. Tai vadinama griaustiniu. Įprastai griaustinį galite išgirsti maždaug už 15 km nuo žaibo. Kruša – galinga audrą lydintis reiškinys vasarą. Debesyje stiprūs kylantys oro srautai pakelia lietaus lašus ten, kur aplinkos temperatūra yra neigiama, ir lašai sušąla. Susidaręs krušos ledėkas
susiduria su vis naujais vandens lašais, kurie prikimba prie jo ir taip ledėkas didėja. Kruša iškrenta, kai kylančio oro srautas nebegali išlaikyti ledėko svorio. Audros yra neatsiejama gamtos dalis, tačiau žmogui jos svarbios dėl keliamos grėsmės. Žaibai sukelia gaisrus, stiprios liūtys potvynius, kruša padaro žalos gamtai, žmogaus turtui, sveikatai, škvalinis vėjas turi didelę griaunamąją galią. Įdomūs faktai apie audras. Plačiausio pasaulyje Viesulos skersmuo siekia daugiau nei 4 kilometrus. Skaičiuodami sekundės nuo žaibo blyksnio iki griaustinio ir gautą skaičių padalinę iš 3, sužinosime apytikrį atstumą iki audros debesies. Kiekvieną sekundę Žemę pasiekia nuo 50 iki 100 žaibų. 2023 metais škvalo linijos ilgis pasiekė 1500 km. Audra niokojo Prancūziją, Vokietiją, Šveicariją ir Italiją. Per jos gyvavimą buvo užfiksuota 180 000 žaibų. Ledėkas gali išaugti iki 20 cm skersmens ir sverti iki 1 kg. Sinoptikai nuolat stebi oro masių judėjimą ir audras, siekdami įspėti jus apie artėjantį pavojų.